Aš kviečiu visus pakilti ir prisiminti, ko mes čia atėjom galbūt, kad pagarbintumėm Jėzų, kad pagarbintumėm Dievą ir prisimintumėm, koks jis didingas ir ką jis dėl mūsų padarė. Ir iš tikrųjų Dievo meilės išraiška yra davimas ir ką mes galim duoti, tai gyrių ir šlovinimą jam ir garbę. Tai pagarbinkim Viešpatį iš visos širdies, nesvarbu mokat, nemokat dainuoti, vis tiek pagarbinkim. Atvėrė akis neregę.
šventa dvasia. Ateik čia, pripildyk vietą šią. Tavo šlovės laukia širdyse. Dieve, pasilik tavo artume.
Labas rytas. Kaip supratot, šiandien jaunimo tarnavimas ir aš norėčiau, kad paplotumėm Viešpačiui, nes toks gražus būrys jaunų žmonių ir šiandien tarnauja, veda mus pas Viešpatį. Kažkada vedėme mes už rankos į tarnavimus tuos vaikus ir tikėjomės, kad kažkada jie pažinę Dievą, šlovins jį. Ir iš tikrųjų, Austėja, kai pradėjo lankyti muzikos mokyklą, jai ta muzika nelabai patiko. Ir aš kažkada mintise galvojau, kad, gal kada nors pamatysiu ją grojančią šlovinime, nes kažkaip šlovintojų niekada nebūna per daug. Bet ta mintis tokia buvo, tokia abejonė, nes taip tos muzikos nenorėjo, taip jinai atrodė. Kiekvieną rugsėjį ten tokia būdavo kančiai, kol praeidom. Ir šiandien, ir jau kelintą kartą matau Austėją grojančią, šlovinančią ir galvoju, kad mes net nežinom Dievo planų, kokie Dievo planai, ar ne? Ir šiandien kai kurios Dievo planus atvers savo pamokslę mums Darius. Ir šitie tarnavimai yra ypatingi tuom, kad žmonės yra gavę vaikų klausimus, jaunuolių klausimus. Ir tie klausimai kartais gauna jie atsakymą, bet po tarnavimo jiems kyla dar daugiau tų klausimų, tai jūs drąsiai toliau rašykit. O mūsų tarnautojai tegu tik tai raitojasi rankovės ir tik tai jums neša žodį, atsakymus ir moko jūs ir pačius ieškoti tų atsakymų. O sekantį sekmadienį turėsime nuostabią dieną su Deimantu Karveliu, kuris iš tikrųjų turi mums ką pasakyti iš gilumų. Tai yra žmonės, kurie mėgsta kapstyti giliai, ieškoti tų perlų, tų deimantų, galbūt ir vardas toks žmogaus, ir atnešti mums kažką tokio paslėpto ir ko mes patys galbūt neatrastume. Tai sekantį sekmadienį raginu visus dalyvauti ir nepraleisti progos gyvai tai išgirsti. O po 2 savaičių turime bažnyčios gimtadienio, sakyčiau, vakarėlį. Bet kadangi susirenkame ryte, tai tiesiog padėkos pamaldos, kuo man brangi bažnyčia. Ir iš tikrųjų, turbūt mes tokie keisti žmonės esam, kad dažniausiai brangius mums dalykus įvertinam po laiko. Kartais mes tai, kas mums yra šalia ir brangu, mes kartais liktai pradedame priimti tai kaip savaime suprantama. Savaime suprantama sekmadienis, savaime suprantama pamokslas, savaime suprantama krikščionys draugai, bet kada ištinka gyvenimo audros, tada tu pradedi suprasti, kad iš tikrųjų tai yra žmonės, kurie gali su tavimi stovėti maldoje ir padėti tau praeiti situacijas, kurios galbūt tu kaip žmogus jau nebelabai praeitum ir tu gauni ir pastiprinimą, ir paguodą, ir tarnavime vyksta labai daug dalykų iš tikrųjų. Atrodo, kad klausom žodžio, o Dievas jisai skalauja tavo širdį, ruošia, minkština, atsako į tavo maldas. Ir šiandien norime pristatyti taip pat nuostabią grupelę, dovaną didžiulę mūsų vaikams, mūsų paaugliams, todėl kad paauglių pagal jų gyvenimo raidą jiems autoritetai jau yra nebesuaugę žmonės, o jie jau ieško draugų, ieško susibūrimų ir būtinai turi jie kažkur tai save atrasti. Ir jeigu jūs matote kartais mieste einančią grupelę paauglių, įsižiūrėkit, nes visada pamatysite asą toj grupeliai, kuris jau čia aplink kurį visi sukasi.
Paskui tie tokie, kurie tokie, dešinioji ranka, kairioji ar dar kažkokia. Ir visada pamatysite kažkokį tai vaiką, kuris nėra toks liktai kaip ne jų, bet prie jų. Tai tas vaikas yra Kristaus. Iš tikrųjų noriu pakviesti ir už tą grupelę pasimelsti. Ir noriu pakviesti šiandien pasimelsti už vaikus, paauglius, kurie yra jo, bet dar to nežino. Kurie yra jo, jų širdelės ieško tiesos, jų širdelės ieško, kur prisiglausti, jie glaudžiasi šiandien ten, kur jiem atrodo, kad gerai, bet iš tikrųjų labai daug mieste yra vaikų, kurie ir nepritampa prie tų tokių grupelių, prie tų tokių pašaipūnų, prie tokių, kurie tokie kieti, kurie tokie nori pasirodyti. Ir iš tikrųjų aš galvoju apie savo vaikystę, kada ir aš buvau kažkokiai grupeliai, aš visą laiką kažkodėl jausdavausi, kad aš čia tokia kažkokia kraštinė. Dabar suprantu, kodėl. Tuo metu nelabai suprasdavau, kodėl kažkaip tie jumorai tie man neįdomu būdavo kažkas tai. Ir iš tikrųjų tai yra palaiminimas mūsų bažnyčios vaikams, jaunuoliams, kad yra jaunų šeimų, jauna šeima, kuri tarnauja jiems, paskiria savo penktadienius ir kviečiasi juos. Jie smagiai leidžia laiką, jie turi draugystę, jie turi bendravimą, jie turi kur pabūti. Ir turi tą savo grupelę, kur gali pailsėti nuo mokyklos to viso krūvio, nuo to sunkumo, pasijuokti, pasimendrauti. Tai pasimelskim ir už tą grupelę, kad jinai toliau augtų, gilėtų Dievo pažinime. Kas esate šalia Oriento, uždėkite rankas, pasimelsime, kad jiems nepritrūktų nei Dievo planų, nei jėgų, nei išminties, nei laiko, o ir tom pačiu melskimės už tuos, kurie yra jo, kad tie vaikai ar per stovyklą, ar per Dievo žodį, kažkokiu tai būdu atrastų tą, kuris juos šaukia, kviečia, ir kad jie atrastų, atsilieptų į tai. Amen. Haleliuja. Haleliuja, mūsų dangiškasis Tėve. Mes ateinam prie tavo malonės sosto ir meldžiame Viešpatie už vaikus, už jaunuolius. Visų pirma, meldžiame už tuos, kurie auga tavo namuose, Viešpatie. Kad jiems nepritrūktų, Viešpatie, tavo malonės, nepritrūktų, Viešpatie, tavo žodžio, tavo pažinimo, kad eidami per gyvenimo audras, Viešpatie, per gyvenimo pasirinkimus ir sprendimus pasitikėtų tavim, mokytųsi pasitikėti tavim, Viešpatie, melstųsi ir gautų atsakymus ir užtvirtintas būtų jų tikėjimas, Viešpatie. Meldžiame už tuos, kurie šiandien, Viešpatie, yra tavieji, bet jie yra išsibarstę šitam mieste, Viešpatie. Iš tikrųjų visada mūsų širdyse yra šitie vaikai, visada galvodami apie bet kokį renginį, visada galvojame apie tuos vaikus, Viešpatie. Ir prašome tavęs kiekvienais metais, atsiųsk į mūsų stovyklas, atsiųsk į mūsų ląsteles, į mūsų renginius, mūsų visus suėjimus, Viešpatie, tuos vaikus, kurie tuo metu turi būti ir girdėti tai, ką tu paruošęs, Viešpatie. Meldžiame už Orientą, Skaistę ir už Jurgitą, Viešpatie, kuri taip pat pasitarnauja, kuri kviečia jaunuolius. Už Kristiną, Viešpatie, kuri tarnavo ir galbūt ir toliau, Viešpatie, tai yra jo širdį, tai daryti atėjus laikui. Palaimink, Viešpatie, tos žmonės ištverme ir išmintim, Viešpatie, nes čia reikalinga išmintis, kantrybė, Dieve. Ir tavo širdies matymas, Viešpatie, tavo matymas tų žmonių. Nenuteisimas, nepasmerkimas, o pakelimas kiekvieno, Viešpatie. Ir duok, Viešpatie, savo malonės šitiems vaikams augti, Viešpatie, pažinti tave,
sekmadienio mokyklos tarnavimuose Viešpatie klausti, kalbėti Viešpatie, ieškoti, gilintis į tavo žodį. Atverk Viešpatie tai. Atverk jiems tai, Dieve. Ir kaip jau kiekvieną sekmadienį meldžiamės už pasaulį ir įvedus žodį Biblijoje pasaulis, tai išmetė tokį ilgą sąrašą, kiek Viešpats kalba apie pasaulį. Ir viena tokia eilutė, kad pasaulis kaip dulkė Dievo akyse. Mums atrodo, čia kas čia pasaulyje, kiek čia vyksta visko. Bet Dievo akyse tai kaip dulkė. Reiškia, tai nėra neįmanoma, kad Dievas nemato, nežino, kas vyksta pasaulyje. Dar viena eilutė užkliuvo, kad atėjo šviesa į šitą pasaulį, ar ne? Ir pasaulis turi nuspręsti, ką daryti su ta šviesa. Vieni ją priima, o kiti nuo jos bėga. Jėzus atėjo kaip šviesa pasauliui ir pasaulis yra ištiriamas. Ką jis darys su šita šviesa. Ir paskui Dievas sako, aš sudrebinsiu pasaulį. Ir taip atrodo, Viešpatie, o kodėl dabar, ką tai reiškia, sudrebinsiu aš tą pasaulį. Ir supratau, kad kada niekas nedreba, niekas nejuda, tai ir niekas nevyksta. Kad iš tikrųjų yra sudrebinami dalykai. Sudrebinamos žmonių širdis per kažkokius įvykius ir pasimato, kas yra žmogaus viduje. Iš vieno žmogaus išeina keiksmai, išeina neapykantos, o kitos žmogus glaudžiasi prie Dievo, bėga gelbėti, bėga padėti, ar ne? Ir labai daug dalykų, prasidėjus Ukrainos karui, labai daug dalykų pasimatė ir gražių, kur žmonės aukojo, nešė ir darė viską, ką gali. Ir atsirado ir kitų dalykų, kur žmonės pradėjo pelnytis, ieškoti savo naudos, ar ne. Ir tie sudrebinimai, Dievas sako, aš drebinsiu, aš tai darysiu. Nenustepkite, ar ne? Ir Jėzus perspėjo, kad tai bus. Ir taip atrodo, jau ir praėjusį kartą nuskambėjo mintis, tai kam tada melstis, jeigu Dievas jau drebins, tai drebins, ar ne? Bet iš tikrųjų būtent ir vaikai yra jo, ir daug žmonių per šitos sudrebinimus, jie ateis pas Viešpatį. Supratau, kad kol mums yra gerai, kol mes esam komforto zonai, mes labai retai, kada šaukiamės Dievo, labai retai, kada karštai meldžiamės. Kartais Dievas ateina ir sako, va tą žibintą laikas padrebinti. Ir pažiūri, mūsų žibintus padrebina, ir pasaulį padrebina, ir tautas padrebina. Ir viskas, kas negera, nusipurto, o viskas, kas gera, ateina, pradeda šviesti, ar ne? Tai aš noriu pakviesti jūs melstis už pasaulį, kad visose situacijose Dievo žmonės, tie žmonės, kurie yra jo numatyti, kurie turi šauktis, kurie turi būti išgelbėti per šitas situacijas, jie iš tikrųjų išgirstų, išsigelbėtų, ir ateitų pas Viešpatį. Nes visa, kas vyksta Dievo valiai, kaip toj dulkelė. Jisai žino, ką jisai daro, bet svarbiausia Dievo tikslas yra žmogaus siela, ją laimėti. Ir tose situacijose, kad tie Dievo žmonės, jie girdėtų, jie šauktųsi ir kad žmonės per šitas visas situacijas pasaulyje jie pažintų, kad Jėzus yra gelbėtojas jų. Amen. Haleliuja. Viešpatie, mes meldžiame už pasaulį. Ir taip kaip Jėzau, tu meldėsi už savuosius. Tu nesimeldėjai už visą pasaulį, Viešpatie. Tu meldėsi prieš Tėvą už savuosius, kurios Tėvas tau davė, Viešpatie. Todėl mes meldžiame, Jėzau. Tavųjų yra dar labai daug. Pjūtis yra didelė, Viešpatie. Tu pats, Jėzau, kalbėjai, kad toks didelis laukas yra, Viešpatie. Tiek dar yra daug žmonių. Ir visi tie dalykai šitam pasaulyje, jie drebinami yra, Viešpatie. Bet tuose sudrebinimuose
tavo ranka viešpatie nepailsta gelbėti žmonių. Tavo ausis nepailsta klausyti viešpatie žmonių šauksmo. Ir nors tu sakai, kad yra išrinktieji, yra pašaukti, bet sakai, kiekvienas, kuris šauksis tavo vardo, bus išgelbėtas. Bet be tavo dvasios viešpatie, be tavo šventosios dvasios viešpatie, žmogus nesugeba šauktis. Jam neteina ta mintis, nes tavo dvasia sako, Aba tėve viešpatie, tavo dvasia mus atveda pas tave. Tavo dvasia viešpatie įdeda mums tą šauksmą viešpatie. Ir kai mes su tavo dvasioje šaukiamės tavęs viešpatie, tu ateini ir išgelbsti viešpatie. Iš tiesų viešpatie mes patiriam išgelbėjimą ir norime, kad šitos pasaulio žmonės viešpatie, eidami per savo situacijas, per savo sunkumus, ar per kažkokius tai sprendimus, kas tai bebūtų viešpatie, kokia situacija bebūtų, jie pažintų tavo dvasią ir šauktus viešpatie tavo vardo ir būtų išgelbėti viešpatie. Amen.
atsisėsti, pasveikinkit savo kaimyną, kad jis atėjo. Ačiū šlovintojams. Ir kaip Sigita minėjo, vyksta jaunimo tarnavimai kartą per mėnesį pas mus. Ir jų specifika, kaip pasakyti, jaunimas nori tam tikrų temų, sužinoti kažką. Ir šiandien bus tema apie matą. Nežinau, kodėl jie taip norėjo, gal Chosen prisižiūrėjo filmą, kur, taip įdomiai pristatytas mato personažas. Ir apie matą, kuris buvo vienas iš 12 artimiausių Jėzaus mokinių, iš kur mes sužinom? Mes sužinom iš Evangelijų. Netgi Matas parašė, kaip manoma, vieną iš Evangelijų. Ir aš norėčiau pradžiai, kad mes paskaitytume tas kertinės eilutės, prieš pradedant, iš kur tas matas atsiranda ir iš kur mes apie jį sužinom, nes tų matų buvo tikriausiai daug, kaip ir dabar daug yra matų. Ir norėčiau, kad mes atsiverstume Mato 9 skyrių iš Mato Evangelijos, kur Matas pats rašo. 9 skyrius, 9 eilutė, nuo 9 iki 12 eilutės. Ir iškeliaudamas iš ten, kur buvo čia Galilėjoje, Jėzus pamatė muitinėje sėdintį žmogų, vardu Matas, ir tarė jam, sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nusekė paskui jį. Kai Jėzus sėdėjo prie stalo namuose, ten susirinko daug muitininkų ir nusidėjėlių, kurie susėdo šalia jo ir jo mokinių. O fariziejai tai išvydę klausė jo mokinių, kodėl jūsų mokytojas valgo su muitininkais ir nusidėjėliais. Ir Jėzus pasako, kad nesveikiesiems reikia gydytojo ligoniams. Ir čia mes radam tam istorijai, kad Matas sėdėjo, Jėzus pro šalį ėjo, jį pakvietė ir jis nuėjo. Toliau dar pažiūrėkim kitą įrašą, tai Morkaus Evangelija. Taip pat Morkus apie jį pamini. Morkaus 2 skyrius. Keturiolikta eilutė. Ir sako, čia vėl ta pati istorija, kad jis buvo Galilėjoje prieš tą eilutę, kad Jėzus vėl nuėjo paežerę ir praeidamas, sako, minia dar jį sekė. Ir eina, įsivaizduokit, minia, daug žmonių paskui Jėzų eina, bet Matas sėdi ir žiūri, žinai, koks čia filmas, žinai, Bet Jėzus sako, tu irgi eik su manim. Ir čia Matas vėl Morkus sako, ir praeidamas jis pamatė Levį jau, nebe Matą, o Levį, nes jo antras vardas buvo Levis. Alfėjaus sūnų sėdinti muitiniai ir tarė, sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nusekė paskui jį. Ir minia eina ir dar vienas prisijungė, žinai, tai dar mažai buvo. Ir čia Morkus toliau pratęsė, kai Jėzus valgė Levio namuose, jie nuėjo ir nežinau, kiek ten tų žmonių susirinko, bet Matas visus susodino ir pamaitino. Ir tai matosi, kaip sakau, žmogus turėjo pinigų, žinai. Turėjo pinigų. Ir sako, daug buvo muitininkų ir nusidėjėlių, sėdėjo prie stalo drauge su Jėzumi ir mokiniais, nes buvo tokių, kurie sekė paskui jį. Tai ne tik mokiniai, bet jau čia paminama ir daug tokių, tai tų muitininkų ir nusidėjėlių, sako. Ir jie, nežinau, koks tas stalas didumo buvo ir kiek ten, gal kaip vestuvėse, gal dar daugiau, bet visi susėdo ir gavo pavalgyti. Aišku, Matas nedarė stebuklų, nedaugino kažko, bet jisai turėjo iš ko susimokėti. Ir tada fariziejai vėl bamba, kad ten. Ir Lukas, trečias pameni Lukas. Lukas, kuris viską išnagrinėjo, prieš tai rašytas Evangelijas, nes rašė. Ir Lukas 5 skyrius 27 eilutė. Ir sako, po to išėjęs jis, Jėzus, pastebėjo muitininką vardu Levis. Jau nebe Matas, bet vėl Levis. Sėdinti muitinė ir jam tarė, sek paskui mane. Tas atsikėlė ir viską palikęs nusekė paskui jį. Ir Levis savo namuose iškėlė jam didelį pokylį. Ir prie stalo susirinko gausus būrys muitininkų ir kitus svečių.
Čia jau iškilmingai Lukas rašo, sako, čia buvo pokylis, ne šiaip pasisėdėjimas ir draugų pavalgymas, bet tai buvo pokylis. Ir tai va, mes pamatom tuos dalykus ir matom, kad, iš pradžių Matas kukliai pamini, paskui jo vardas jau atsiranda Levis. Ir tas Matas, kai mes sužinom, kad jisai buvo žmogus, kuris turėjo darbą ir jis buvo mokesčių rinkėjas. Ir tais laikais, jeigu tu buvai, aš įsivaizduoju, mokesčių rinkėjas, nes tai buvo Romos imperija, jinai buvo didelė šalis, kaip Europos Sąjunga, galim įsivaizduoti dabar. Kaip Europos Sąjunga, ir Europos Sąjunga, Briuselis, ne iš kažko gyvena, reikia mokesčių. Taip ir Romai reikėjo mokesčių ir reikėjo žmonių, kurie mokėjo tą vietinę kalbą ir kurie mokėjo tą Romos kalbą, lotynų kalbą. Ir aš manau, gal Matas ir mokėjo lotynų kažkiek kalbą, nes jisai bendraudavo su Romos. Romėnagi nesimokė žydiškai, žinai, ką čia tokis. Ką su tokia kalba, žinai, bet lotyniškai. Ir Matas tas buvo, kuris mokėjo, ir Matas turėjo gabumų, žinai, jis mokėjo turbūt dar ir graikų kalbą, nes daug kas iš žydų suprato graikų kalbą, nes žydai buvo išsibarstę po visą Romos imperiją. O neskaitant, kad jau žydiškai jis mokėjo turbūt nuo prigimties ir dar tą kitą tarmę, aramėjiškai. Ir tą įsilaimą, aš manau, jisai gavo sinagogai. Sinagogais lankydavo, jeigu galima skaidrę apie Kapernaumą, tas miestas ten. Jisai tam mieste, kur Matas sutinka Jėzų, buvo tam mieste. Jis tam mieste gyveno, ne šitą. Čia šventykla. Va šitas miestas prie ežero. Ir ten gali matyti tokį apvalų, tai ten kaip iš žvaigždžių karų, tai ten bažnyčia virš Petro namų ir šalia sinagoga. Ir tam miestelį manoma, kad Matas, kai gyveno apie 1000 žmonių. 1000 žmonių. Ir tas kelias praeidavo iš Egipto į Siriją ir vadinasi Via Marus. Ir ten Matas rinkdavo ne tik muitą, aš galvoju, bet ir mokesčius. Ir įdomiausia, kad Matas turi net 2 vartus. Vienas yra Matas, kitas Levis. Levis pagal giminės vardą, Levitų giminė. O Matas, kai pasižiūri, kokia reikšmė buvo, tai keista, ne? Dievo dovana. Gal kai jis gimė, tėvai galvojo, kad bus tarnautojas Dievui, viską yra čia sėdi muitiniai Dievo dovana. Arba VMI, jie nedirba ir sako, susimokėjo ar jau šį mėnesį, dar ne. Ir jisai viską žinojo ir įsivaizduoju, kad tais laikais nebūdavo tų sistemų, kad ten, tu sumokėjai, nesumokėjai, o kompiuterį pažiūrėjau, radau, ne. Tada tie vietiniai muitininkai, rinkėjai, jie žinodavo, kas iš ko gyvena, kas kiek turi, žinai, kaip tam filme rodo Chosen, sako, ateina, jau pagavo daug žuvų, tai kada mokesčius sumokėsit, žinai jau. Ir tokie žmonės jie buvo. Ir tas vardas Dievo dovana, atrodo, žinai, turėtų būti tarnauti, o čia jis tarnauja Romos imperijai. Ir tas Matas, įsivaizduokim, kadangi jis tarnavo Romos imperijai, žydai galvoja, jisai yra išdavikas, žinai. Jis išdavikas, jis, matai, Romos imperijai tarnauja. Nes Romos imperija irgi, kaip sakiau, reikalingi buvo mokesčiai. Mokesčiai, kad iš to išsilaikytų. Ir kai mes žinom, prasideda Jėzaus istorija, sako, kad buvo surašymas, žinai, ir keliavo Juozapas su Marija susirašyti. Ir tas surašymai kam buvo? Tam, kad suskaičiuot, kiek galima būtų planuoti pajamų, kaip ir mes kiekvieną mėnesį. Kiek mes turėsim darbų, kiek mes turėsim pajamų ir ką mes galėsim ir ko negalėsim. Ir Romos imperijai būdavo, pavyzdžiui, jeigu augini grūdus, tai 10% eina imperijai jau. Po to, jeigu vaisius augini, tai 5 dalį arba 20%. Po to buvo mokestis dar už žmogų, kad tu esi toks. Atsimenat, kai Jėzus vaikščia, sako, ar moka, žinai, jūsų mokytas mokesčius. Sako, naik pagauk, užmokėsi už mane ir už tave, žinai, Jėzus. Taigi mokestis buvo žmogaus, po to buvo pelno mokestis ir dar įsivaizduoju visokiausių mokesčių. Nes tais laikais, kai gyvena Matas, ant tos ribos, kai gimsta Jėzus, kol Matą čia sutinka, tai buvo Erodas arba Herodas. Ir jis turėjo irgi savo planų, ne tik Romas.
Ir žmonės, va tie mokesčiai visada laikydavo prispaustas. Ir Erodas, va kur prieš tai rodyt, parodykit dar šventyklą, kur buvo. Jisai sugalvoja pastatyti šventyklą. Mums sunkiai sekasi ne ten Vilniui stadioną pastatyti, o Erodas sako, aš pastatysiu šventyklą. Ir tai buvo didžiausia šventykla per visą žydų gyvavimą, jis didžiausia tokia šventykla ant kalno pastatė, dalis kalno buvo ten žemynėje, tai jis tą kalną pakėlė, kad lygiai aikštelė būtų ir ten reikėjo vėl pinigų. Po to Erodas dar pasistatė tvirtovę Mosadą, jeigu jau jį gaudys, kad nieks jo nepaimtų, tai ten ant kalno tokia tvirtovė dar yra ant kalno. Ir ten, aš įsivaizduoju, dar daugiau reikėjo pinigų, nes į tą kalną viskas sutyst, sutemti, taigi nebuvo ten nei sraigtasparnių, nei dar kažko, aš nežinau, gal jie plokštumą susipylė ir va, čia griuvėsiai tos tvirtovės. Ir va, ant tos tvirtovės viską reikėjo įrengti, padaryti, įgulą išlaikyti. Ir čia dar daugiau Erodas turėjo, dar ten kelias tvirtovės ir uostą Cezario vardui Cezarėje pastatė. Ir čia reikėjo, aš nesivaizduoju, čia kokių pinigų reikėdavo. Atrodo, paskaitai Evangeliją, ten visi biedni tokie, ne? Bet gyvenimas vyko, buvo žmonių, buvo mokesčiai ir jie gyveno. Taigi sužinom, kad Matas iš Evangelijų, jisai toks mokesčių rinkėjas. Ir kai skaitoma Evangelijas, toks įspūdis susidaro, kad vieną mokinį pakvietė, kitą pakvietė mokinį. Ir jie nuėjo iš karto. Ir Mato darbas buvo, kaip pasakyti, negarbingas, bet pelningas. Matas turėjo pinigų. Nes jie, kai rinkdavo mokesčių, aš įsivaizduoju, kaip ir dabar, sunku buvo susigauti, kiek tų mokesčių, kam, kiek, už ką, dėl ko. Ir aš galvoju, tas godumas, kaip ir kitur, jisai susirinkdavo tų pinigų ir jie užtat galėdavo turėti daug pinigų, kaip pasakyta, Lukas sako, jisai padarė pokylį tiem visiems, kurie atėjo, žinai. Tai aš įsivaizduoju, gal ten trečdalis miestelio jis pasamdė, kad nešė, pjovė, vyrė, ten valgė visi ir kadangi bolto nebuvo, nieks netveždavo valgyti. Viskas vyko vietoj, greitai čia. Bet problema buvo, kad jie buvo nemėgimi, jie laikomi išdavikais ir jie tarnavo Romai. Ir su jais netgi nutraukdavo santykis šeimos. Gal užtat pats Matas, kai save minė Evangelijais, jis net nesako iš kokios šeimos. Mes tik paskiau Morkų skaitom, Lukas sako, tas Matas iš Alfėjo šeimos, Alfėjas tėvas buvo. Ir įdomiausia, kad yra tokie žmonės kaip archeologai, kurie kasinėja ir patvirtina Biblijos tiesas. Ir jeigu, nežinau, kas yra buvę Izraelį, buvo ten dar galima tą miestą grįžti Kapernaumą ir ten yra sinagoga. Ir sinagogas žmonės statydavo iš paaukotų pinigų. Ir tie žmonės, kaip žinom, Evangelijose sako, šimtininkas buvo Romos imperijos. Tai jis tiek turėjo pinigų, kad pats pastatė sinagogą, davė pinigų ir žydai pasistatė. Ir čia, kur yra arčiau sinagogos, liekanos, yra rasta viena kolona, kur parašyta, šita kolona yra nuo Alfėjo Jono sūnaus. Tai manoma tikriausiai, kad tas Alfėjas ir buvo Mato tėvas. Jis irgi buvo kažkoks turtingas žmogus ir jis pastatė vieną iš kolonų. Ir ten yra dar kelias kolonas, kur ten paukoja žmonės pastatė. Ir ten išraižyta ant tos kolonas. Bet problema, kaip sakiau, neigiamas požiūris į tos muitininkus. Juos atskirdavo jie nuo šeimos, jie iš vis netgi, jeigu muitininkas užėjo pas žydai namus, tie namai tapdavo nebešvarus. Reikdavo apsivalymo ritualino. Nes jie bendraudavo su kitataučiais, o kitataučiai, kaip sakydavo, žydai grįždavo grįžti iš užsienio, į Vilniaus oro uostą nusipurtai dulkė, nusiprausė, o tada tas švarus gali grįžti į Lietuvą. Tai panašiai žiūrėdavo į tos muitininkus, nes jie pastoviai kontaktuodavo su tais kitataučiais dėl mokesčių. O kai skaitom, jeigu Evangelijas dar skaitytume, mes matom, kad tie muitininkai buvo prilyginti, kaip sako, kaip pagonis, kaip pagonis ir muitininkai. Tai lygybė,
lygybė. Tu žydas, bet tu esi kaip pagonės, tai čia iš vis pažeminimas. Čia atsimenu, kai aš augau, tai tarybiniais metais mokyklą eidavau ir aš girdėdavau iš kitų posakį tokį apie miliciją, buvusią, dabar policija, tada milicija sakydavo, geriau valgyti neturėti, negu į tokį darbą eiti, žinai. Dėl to neigiamo požiūrio, kad tu tarnauji represiniai struktūrai, tu tarnauji Tarybų sąjungai. Dabar tai policiją mes gerbėm, žinai, ačiū Dievui. O tada į miliciją sakydavo, ne, jau geriau valgyti neturėti, negu tokį darbą įdirbti, žinai. Nes tave valdžia privers daryti bet ką. Tai va. Ir Matas galėjo savo ramiai ir gerai gyventi. Ir žiūrėti, kas čia kur vaikšto, kas čia kur laksto. Ir tas jis toks, jam gerai sekėsi. Jis nevargo, žinai, kaip tie žvejai, dar kažką. Jisai, kaip pasakyti, pats mokesčius rinkdavo ir kaip sakyčiau, ir kiti už jį mokesčius dar sumokėdavo. Ir jis gerai gyveno. Ir taip toks įspūdis susidaro, kad Jėzus eidavo ir pašaukdavo ir iškart visi atsiliepdavo, atsistodavo ir nueidavo. Bet jeigu Matas, kaip rašo 4 skyriui, 23 eilutę galim pažiūrėti. Ir Matas, aš manau, kad girdėjo tos dalykus, nes tai jis rašo prieš jam tampant mokiniu. Sako, Jėzus vaikščiojo po visą Galilėją, mokydamas sinagogose, skelbdamas karalystės evangeliją ir gydydamas visas žmonių ligas bei negalės. Ir garsas apie jį pasklido visoje Sirijoje. Žmonės nešė pas jį visus sergančius įvairiausių ligų bei kentėjimų suimtus, demonų apsėstus, nakvišas bei paralyžiuotus, ir jis išgydydavo juos. Ir paskui jį sekė didelės minios iš Galilėjos, Dekapolio, Jeruzalės, Judėjos ir iš Jordanės. Ir aš galvoju, kad Matas tie dalykai vyko, jisai girdėjo, nes jis pastoviai kontaktuodavo kiekvieną dieną su kitais žmonėmis ir jis girdėjo, kad kažkas čia tokio stebuklingo vyksta ir neiškaus. Bet Matas, kadangi jau buvo, kaip sakau, išsilavinimą gavęs sinagogai, jisai žinojo ir sinagogai ne tik, kad berniukai ten išmokdavo skaityti, bet netgi buvo mokama mintinai knygas. Atsimenu, kai žiūrėjau, vienas žydas, šiuolaikinis pasakoja, skelbė evangeliją ten Izraelį kitam žydui ir tas žydas sako, mano tėvas buvo mane uždaręs 10 mėnesių, nes jis norėjo, kad aš būčiau rabinu ir aš turėjau, tėvas sakė, aš išleisiu, galėsi laisvai gyventi, kai išmoksi visas psalmes. Ir sako, kokią psalmę aš pradėdavau, jis toliau pratęsdavo, žinai, nesvarbu iš katros vietos. Tai tais laikais dar žmonės, o dabar aš pagalvoju, ar be savo numerį, kiek mes prisimenam telefoną, ne? Kai laidinę nenuturėjau, iki 10 numerių atsimindavai. O dabar savo atsimenė, gal dar žmonos, kaip vienas brolis sako, jeigu atimtų telefoną iš akės, kam tu paskambisi? Tik 112, žinai. O tada žmonės tiek išmokdavo net knygas. Ir aš galvoju, grįžtant prie Mato, ir Jėzus pašaukė Matą. Tas, kur viską turi, kur jam viskas gerai, bet jisai girdėjo tos dalykus, kad pas Jėzų atneša sergančius, demoną apsėstus, išgydo, čia pinigais to nepamatuosi. Ir galvoju, kai Matas pakviečiamas į mokinių tarpą, ten kaip Chosen rodo, žinai, Petras priešinasi, sako, ką čia tas išduos mumis čia, jis šioks toks, anoks, taigi jis Romas pakalikas, žinai. Bet Jėzus paėmė, sako, einam, tas atsikėlė, nuėjo. Ir tai neįvyko, kad taip ėjo pro šalį ir viską, bet jis buvo girdėjęs, kad jau kas vyksta, tai buvo nuoseklus, galvoju, žingsnis. Ir Mato gyvenime viskas pasikeičia aukštyn kojom. Ir viską jis turėjo, ko norėjo, net balių padarė, išėjimo progą, ne. Ir jis viską palieka ir išeina, žinai. Viską palieka, išeina. Ir Matas apie tai rašo 10 skyriui, jeigu vėl pasiremti, pažiūrėti. 10 skyriui, nuo 2 iki 4 eilutės sako,
O 12 apaštalų vardai. Pirmas Simonas, vadinamas Petru, jo brolis Andriejus, tada Zebedėjaus sūnus Jokūbas ir jo brolis Jonas, Pilypas ir Baltramiejus, Tomas ir muitininkas Matas, Alfėjaus sūnus, Jokūbas ir Lebėjus, vadinamas Tadu, tada Simonas Kananietis ir Judas Iskarijotas, kuris išdavė Jėzų. Ir Matas susirašo, sako, ne Alfėjaus sūnus, bet aš muitininkas Matas, žinai. Tas, kur paniekintas. Ir aš galvoju, atsiranda tarp mokinių tas Matas ir kiti mokiniai, kaip tam filme, sako, skersai žiūri, žinai, jį. Nu ką paėmė į komandą, žinai, o pagal žydus, tos rabinas, fariziejus, sadukijas, nu tai iš vis, muitininkas. Nu tai ar jis gali būti pranašas su muitininkais? Nu dar su tais nusidėliais dar kažkaip, bet su muitininku susidėję, tai iš vis čia. Ir aš galvoju, ar mes kartais nepasijaučiam, kai ateina į ląstelę kažkoks žmogus ir mums jis nepatogas. Buvo normali ląstelė atėjo kažkoks, arba į bažnyčią, bet Jėzus šaukė visus, žinai. Bet mes tai nešauktume, aš irgi pagalvočiau, nebent jeigu jis finansuotų gerai, tada gal paimčiau, bet taip, bet Matas, jisai nebuvo biznierius, kad verslas jam neštų, jisai turėjo valdišką gerą vietą, kaip, nežinau, vyriausybei, ten finansų ministerijai gerai sėdėjo, žinai, viską, žarstė pinigus dešinę į kairę ir jam likdavo. Bet kai Matas pakviečiamas, Mato gyvenimas iškart pasikeičia, ne? Jis viską palieka ir aš galvoju, ar mūsų gyvenimai pasikeičia, o taip kaip Mato, kai Jėzus mus pakvietė. Arba kai mes skaitom Dievo žodį, aš tikiu, gal jūs skaitot kasdien, ar tai mūsų gyvenimą keičia. Nors paskaičiau, ar mano gyvenimą tai keičia, ką man kalba. Kai aš meldžiuos, ar tai mano gyvenimą keičia. Kai aš ateinu į bažnyčią, ar mano gyvenimą tai keičia, ar išgirstu, nes pamokslai yra tam, kad mes būtume išganyti ir iki galo ištvertume ir laimėtume tą vainiką. Nes kol mes einam, kol tu bėgi, visko atsitinka, kaip sako bėgikui. Ir batrašė atsiriša, ne, ir nutrina mozolis ant kojų, viską ir atrodo norisi mesti, ne. Bet yra šalia bėgantis ir sako, ir pamokslai sako, nesustok, žinai. Aš atsimenu, kad treniruodavais, tu ten galėdavai bėgti, žinai, tu minios tą aušimą, balsai šaukia, girdi tau kaip fonas, bet kai treneris pašaukia, tu iškart girdi jo balsą. Iškart atskirdavau, žinai. Ir Mato gyvenimą įvyksta didžiulis pokytis. Ir jo santykis, ypač su pinigais, radikaliai pasikeičia. Jis palieka visus pinigus, visą savo šviesią ateitį. Jis išmaino, neaišku dar į ką. Visi paskui jį seka į tas nueina. Gal jis galvoja, pavaikščiosiu mėnesį, du pažiūrėsiu, žinai. Nieko man neatsitiks, turiu susitaupę, žinai. Bet Matas pradeda kitai bendrauti su žmonėm, ne tik žiūri kaip mokesčių mokėtojai, žinai, kaip sako psichologai, žiūri, nieko nenori žaisti, bet kaip į ligonius, sako, tas irgi tokių turi, ir visur matai ligonius kaip gydytojas, žinai. Ir Matas gal žiūrėdavo ir mokesčių mokėtojai, nes pažiūrėdavo gal jisai aprangą, tas tokiam tiek uždirba, tas tiek, žinai, ir iš to galėsim tiek paimti, žinai. Ir tada supranti tos Evangelijos posakis, kai Mato įvyksta, tai sako, kaip Jėzus sako, kam tarnausi, Dievui ar mamonai, žinai, mum abstraktu taip. Mato iš karto, aš galvoju, taip aišku viskas. Ar mamonai man toliau sėdėti čia tarnauti ir mamona mane pasirūpins, ar eit su tuo ir turėti amžiną gyvenimą. Ir jis girdėjo tos įvykius, kas vyko su Jėzum, tai gal eit su tuo. Nes aš čia nepamatysiu, aš čia gerai gyvensiu. Ir Matas viską meta ir sako, aš mamonai nebetarnausiu. Bet tam miestelį, tas Kapernaumas, kur buvo, įdomiausia tai, kad ten buvo ir Petro namai. Buvo ir Petro namai, ir ten ta, kur bažnyčia pastatyta ant Petro namų viršui. Taip. Ir kas įdomiausia, kad tam miestelį daugumas pasirodo Jėzum netikėjo. Netikėjo, jis ten gyvendavo pas Petrą, kai Jėzus pradėjo savo tarnavimą, laiks nuo laiko grįždavo, bet netikėjo ir tada supranti, kai Evangelijose sako, žinai, tau, sako, Sodomai Gomorai bus lengviau negu šitam miestui.
Kaparnaumui, kuris nepatikėjo. Nes pats Matas irgi apie tai rašo, jeigu sekantį skyrių 11 atsiverstume ir 23 eilutė. Pats Matas rašo, dokumentuoja, kad ir tu, Kafarnaumai, išaukštintas iki dangaus, nugarbės iki pragaro. Jeigu Sodomai būtų įvykę tokių stebuklų, kokių įvyko tavyje, ji būtų išlikusi iki šios dienos. Ir daugelis žmonių ten netikėjo, kaip sakiau, ten apie 1000 žmonių gyveno. Tai nežinau, kas ten tie žvejai, Matas, dar kažkas iš to miesto prisidėjo ir tiek buvo. Ir Matas po kiek laiko jis rašo tą istoriją, tą Evangeliją, kuri manoma, kad buvo užrašyta graikiškai, bet kiti senieji tėvai, kad buvo ir žydų kalba išversta. Ir Matas pagal savo mąstymą jis buvo žydų žydas. Jis rašo žydam ir kai prasideda ta Evangelija ir parašyta. Ten mums keistai gal skamba, kai prasideda Mato Evangelija. Jėzaus Kristaus Dovydo sūnaus Abraomo sūnaus kilmės knyga. Ir jis rašo, tam gimė tas, iš to gimė anas, o iš to dar tas, o tas ir iš to ir ano, ir eina. Ir galvodavau, ką čia skaityti, žinai. Ta galėjo ir atskirai mokslininkam parašyti, žinai. Bet įdomiausia, girdėjau liūdimą, kad Kinijoje žmogus pradėjo skaityti Naują Testamentą ir jis pradėjo skaityti nuo to, kad gimė tas iš to, anas iš to. Ir jie, kadangi jie kitaip masto, ne taip kaip mes, žinai, europiečiai tokie, tikri pagonys, pasauliečiai. Ir sako, matai, koks kilmingas žmogus buvo, koks reikšmingas, nes pas juos tos dinastijos irgi tų imperatorių buvo, žinai, ten pagarba iki šiol, netgi kinai, ta komunistų partija, ten pagrindinių tų šventyklų centre taip ir nenugriovė, žinai. Nes tiek jis įšaknyja ten genuose, kaip pasakyčiau, kinų ir kinas. Ir tada jis sako, tai iš tikrųjų buvo Dievo sūnus. Jis paskaitė tik tai, kas iš ko gimė. Ir jam sako, čia neeilinis žmogus. Mum, jo, gal taip, žinai. Bet ten to mąstymu sako, viskas, tai yra Dievas. Ir jis rašė graikiškai tą Evangeliją, nes išsklydus visoje imperijoje ir ten netgi prieš tai graikų buvo imperija ir jie buvo pasklydę po visą tą Romą ir jie suprato graikiškai, nes daug žydų atvažiuodavo, jeigu skaitoma apaštalų darbus, kad atvažiuodavo ir nesusišnekėdavo su tais žydais. Kaip sakydavo, ten našlės atvažiavusios, nes atvažiuodavo numirti, kad paimtų iš Jeruzalės. Ir Matas visada pabrėžia žydam, kad parodyt, kad Jėzus tai yra Abraomo sūnus, ne šiaip kažkas, ne Matas, ne Levis, bet iš Abraomo. Ir kad Senasis testamentas liudija apie Jėzų. Ir kai jis veda, jeigu namuose paskaitysit Evangeliją, kad Jėzus ateina Evangelijose ir Dievas per jį gyvendinama savo galutinius tikslus. Pradėjęs Senuoju testamentu ir gyvendinama per Jėzus tikslus ir parodo, kad Jėzus yra Dievo sūnus ir žmogaus ir tas karalius, kurio jūs laukėt. Nes kaip mokiniai laukia tas, kuris išvaduos. Tas, kuris išvaduos iš Romos. Ir Matas, kas įdomu, dar parodo, kad Dievui rūpėjo Seno testamento žmonės. Kad jis pabrėžia, kad Mozei Dievas davė įstatymą, o tą įstatymą įvykdo tik Jėzus. Pradžia ir pabaiga. Ir pas Matą yra tokia frazė, jeigu mes gal vieną tik atsiverskim, Mato 1 skyrius 22 eilutė. Ir Matas čia išvardina ir pasako, kad pagimdys sūnų mergelę. Ir 22 eilutė 1 skyriui sako, visa tai vyko, kad išsipildytų, ką buvo viešpats pasakęs per pranašą. Ir jis čia remiasi į Izaijo 7 skyrių, jeigu norit namuose. O paskui 2 skyrius 23 eilutė. Vėl jis tą sako. Čia yra jau kita istorija. 2 skyriui, kai jau iš Egipto grįžta Marija, jos vyras Juozapas ir Jėzus.
Ir jis apsigyvena Nazareto mieste, kad išsipildytų, kas buvo pranašų pasakyta, jį vadins Nazariečiu, Jėzus Nazarietis. Ir vėl sako, kad buvo pranašų pasakyta, jis vėl remiasi į kitus pranašus. Ir jis tą frazę vis išreiškia. Ir matas, aš galvoju, kai jo pasikeitė gyvenimas, jisai, kas įvyko, tapo mokiniu. Jis atsisakė savęs, jis atsisakė gero gyvenimo, kaip sakau, metė viską ir išėjo. Jis kaip tas pirklys, kuris rado, kaip pasakyti, lobį dirvoj, viską pardavė, nusipirka tą lobį ir išėjo. Viską, žinai, ir išėjo. Jisai paėmė, išėjo, jam priekaištavo iškart kiti mokiniai, bet jį palaikė Jėzus, po to jis pats pasikeitė ir jisai paėmė ir nešė tą kryžių. Jisai, kaip pasakyti, manoma, kad jisai tarnavo Judėjai pradžioj, kai mokiniai išsiskirstė, po to tarnavo Egipte ir Etijopijoje, o gale jisai miršta kankinio mirtimi Babilonijoje. Nes vėl, iš kur tai vėl sužinome, nes Babilonijai buvo išleistas žydų tų laikų Talmudas ir buvo parašyta, kad Matas buvo vienas iš 5 Jošuės mokinių. Ir aš galvoju, kad Matas pamatė tą tikėjimo esmę, ko laukia visi žydai, ko jis pats asmeniškai laukia. Kad Dievas yra Jėzuje Kristuje ir tai viršė visus jo malonumus, viską, ką galėjo suteikti jam pinigai. Nes kaip šiandien sako, pinigai gali išspręsti daug problemų, o tai tų problemų, kur neišsprendžia pinigai, tada dar labai daug pinigų reikia, tada jau išspręs ir tai, žinai. Bet Matas matė, kad, sako, Jėzus yra daugiau už visus tos pinigus ir už visus tos malonumus, kurios teikia gyvenimas, pasaulis. Ir tas, galvoju, pasitenkinimas Mato gyvenime nukirto tą gobšumą, tą nuodėmę šaknį. Ir tas džiaugsmas pas jį pradėjo augti, aš galvoju, kai jis pradėjo eiti paskui Jėzų. Ir kai tu esi žygiuoja tie mokiniai džiaugsmingi, paskui juos pradeda eiti kiti žmonės, minios seka, ko sekė. Tai tas sakė, kad ten stebuklai vyksta, einam pažiūrėsim, gal šiandien ką nors pamatysim dar. Aš įsivaizduoju, pilna tokių žmonių galėjo būti. Ir tas džiaugsmas atradus Dievo, netgi kaip Matas sako, netgi tai kainuotų man gyvybę, kas jam ir įvyksta. Ir daugelis mokinių baigia, ne sava mirtim mirė. Bet tas sielos pasitenkinimas, ką Matas atrado Jėzuje Kristuje, aš galvoju, nugalėjo apgaulingus nuodėmės malonumus, su kuo ir mes šiandien kovojam. Ir tas pasitenkinimas Dievu, kad Dievas gali atsakyti mūsų visos sielos ir dvasios gelmių poreikis, yra kur kas daugiau ir stipriau. Ir kaip Matas sako, Dievo vaikai yra tie, kurie pripažįsta Jėzaus mokymą. Ir pats Matas buvo, žinojo tą Seną testamentą, nes jis remdavosi tuo. Ir įdomiausia, kad Matas, kai pradėjo nuo genealogijos, kad kas yra Jėzus, ir jis baigė savo Evangeliją 28 skyriui, paskutinis skyrius, ir jisai rašo tokius žodžius nuo 18 eilutės. Sako, Jėzus jiems pasakė, man duota visa valdžia dangų ir žemėje, todėl eikit ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios vardu. Ir mokydami juos laikyti visko, ką tik esu jums įsakęs. Štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Ir baigėsi žodžiu amen, kad pritarė Matas. Ir Matas parodo, kad nuo seno to testamento judaizmo, kaip jis pats suprato, ateina iki to, kad sako, eikit į visą pasaulį. Ne taip, kai senam testamentas sakydavo, visos tautos ateis, nusilenks Jeruzalėje ir va čia pamatys, kad yra Dievas. Bet Matas sako, jau viskas. Jėzus atėjo ir tai skirta visiems žmonėms. Eikit užtat į visą pasaulį. Ir aš galvoju, tiek mūsų bažnyčia, tiek kitos krikščioniškos bažnyčios tikslas yra ir nešta žinia iki tų žmonių, kurie negirdėjo apie Jėzų Kristų, kad sako, eikit ir skelbkit. Nes
Dievas, kaip pasakyti, jau atidarė duris ir pats jis išėjo, žinai. Ir jūs ateikit. Aš ateisiu, kaip sako Jėzus. Nebe mes einam apreiškimo knygai, kaip sakoma, bet, sako, aš atvėriau duris. Ar tu atversi, aš ateisiu su tavim vakarieniauti, kaip su Matu. Matas, kai atėjo, kaip Lukas sako, gražiai sako, jis, balių gerą iškėlė, žinai. O balių iškėlė gerą. Ir jis suprato, kad bažnyčia nebeapsiribos vien žydų tauta, bet viso pasaulio kaip Jėzus. Taigi, ką mes matom iš tos istorijos apie Matą trumpai, kad jis atsisakė savęs, viską paliko, išėjo, pasiėmė tą kryžių, kas jam teko, gal kaip Chosen rodo, šaipydavosi tai mokiniai, tas Petras, bet visada Jėzus juo pasitikėjo ir jis galėjo tarnauti ir nešė savo kryžių iki galo. Ir jis sekė Jėzumi, to mokymu. Ir jis savo tą evangeliją išdėsto viską nuo pat Senojo testamento iki bažnyčios įkūrimo. Taigi aš galvoju, kad Matas mus kviečia kiekvieną, kur mes esam, įvertinti, kas mums svarbiau. Ar tie dalykai, kuriuos mes turim čia laikinus, ar Jėzus. Ir kad mes imtume savo kryžių ir eiktume iki galo ir neštume kaip Matas. Ir kaip Jėzus pažadėjo, jeigu mes nešim tą kryžių, sako Jėzus, aš su jumis per visas dienas, iki tavo mirties valandos. Taigi, noriu tada pabaigai pasimelsti. Viešpatie Dieve, aš meldžiu, kad ta žinia Viešpatie, kuris pertikė Matas per savo gyvenimą, per savo asmenybę, per jo pasakojimą Evangeliją Viešpatie, kad ta žinia mus paliestų, Dieve, kad mums parodytų, Dieve, kaip tu pakeitei šitą žmogų, kuris tais laikais manas viską turėjo, ką jis galėjo turėti žydų tautoje gyvendamas. Bet jis išsirinko tave, Viešpatie, sekti tave ir tu esi daugiau ir tu esi tas, kuris pasirūpinė mūsų sielą ir dvasią, Viešpatie, tu užpildai mūsų sielos poreikiais, Viešpatie Dieve. Ir kad mes, Viešpatie Dieve, sektume tavim, neštume nugalėtume tos sunkumus, neštume tą kryžių iki pat pabaigos, Viešpatie, liktume ištikimi, Dieve. Ir kad mes keistume skaitant tavo žodį, meldžiantis, bendraujantis vienas su kitu ir klausant pamokslų, Viešpatie Dieve. Ir kad tu, Viešpatie, pažadėjai, kad tu būsi su mumis iki galo. Ir Dieve, duok kiekvienam iš mūsų jėgų likti ištikimiem iki galo, Viešpatie, šitoj žemiškoj kelioniai. Ir Dieve, laimink kiekvieną šiandien, kuris klausė, Dieve, kad tavo žodis paliktas, Dieve, veiktų mūsų gyvenime. Amen.
ačiū Dariui už tokį gerą žodį. Iš tikrųjų, net toks kilo noras perskaityti dar kartą Mato Evangeliją, nes tas Matas pasidarė toks savas, toks artimas ir kada tu supranti žmogų, kuris tau kažką norėjo atskleisti, tai tu vėl kitaip skaitai jo užrašytus žodžius. Ir iš tikrųjų mes su Biblijos mokyklai Paulių lukštenom, o dabar dar ir Matas buvo išlukštentas šiandien ir iš tikrųjų ačiū tau už šitą žodį. Ir iš tikrųjų norisi gilintis toliau ir pažinti daugiau per šitą žodį. O dabar noriu paraginti jūs surinkti paaukojimus ir žinau, pagalvojau, kad mes jau esam tokioj stadijoje, kad net raginti nebereikia, čia nei kalbėti, tiesiog pasiūstume mes tos krepšelius, jie praeitų ir savo darbą padarytų. Bet noriu perskaityti vieną eilutę, kad Paulius sako vienai bažnyčiai, kad ieškau ne to, kas jūsų, bet jūsų pačių. Ir pastebėjau tokį dalyką, buvo laikas, kada mums daug reikėjo žodžio paraginimo, tokio, kad ragintų mus aukoti, nes iš tikrųjų daug žmogaus prigimtis yra kaupti ir laikyti ir turėti tą saugumą turto. Ir buvo ir klestėjimo pažadais, ir kad Dievas tau atlygins, ir kad, žodžiu, tavęs nepaliks, čia paukoji, paskui sėdi, neturi iš ko valgyti, ir tada gal atrodo, prisiaukojau, ir dabar kažko neturiu, bet paskui vėl praeini tas situacijas. Ir dabar aš galvoju, mes esam visi jau tokioj situacijai, kai mums paukojimas nebėra kažkokia skausmas, kažkas tai tokio. Bet pastebėjau dabar mūsų tauta mokosi aukoti ir remia Ukrainą, remia kitą šalį. Ir tu gali girdėti tokį cypimą žmonių ir vėl aukoti, ir vėl kažkam duoti, ir vėl kažką čia mes remiam, o pačių nežiūri, o patys stovėsime visi pliki basi, kainos kyla, viskas kyla, o čia remia, čia kažką daro. Ir tada aš galvoju, ką paaukojimai daro. Paulius sako, aš neieškau jūsų, ne to, kas jūsų, bet ieškau jūsų pačių. Viešpats per paaukojimą neieško, kas yra jūsų, bet ieško mūsų pačių. Mūsų širdis, jinai laisvėja nuo to tokio susikoncentravimo tik į save. Ar aš turėsiu, kiek aš turėsiu, ar aš klestėsiu, ar aš neklestėsiu. Per paaukojimus veriasi tavo širdis ir šiandien, sakykime, kai girdi tą tokį mūsų tautos cypimą, taip galvoju, atėjo laikas, kada iš tikrųjų nesuvalgyti pačiam, bet pasidalinti, duoti kitam. Visada mums, žmogus tokia būtybė, kiek jis beturėtų, niekada nebus gana, ar ne? Ir Dievas tai mato. Ir paaukojimai mūsų, jie yra tam, kad tavo širdis jinai būtų laisva, kad tu necyptum, kad aš mažai turiu, bet aš turiu dėkoju, ar ne? Turiu daugiau, galiu dar duoti daugiau, turiu nedaug, vis tiek galiu duoti. Tai šiandien esate nutarę, kaip nutarę aukoti ir aukokit, kad širdis atsivertų, kad dar daugiau jinai atsivertų, kad mūsų širdis būtų visada pasiruošusios aukoti ir viešpačiui rūpime mes patys. Taip, ne tą, ką mes turim, o tai, kaip mes elgiamės su tuo, ką turim. Būkit palaiminti aukodami, būkit džiaugsmingi aukodami ir aukokim iš tos laisvos širdies, nes viešpats myli mus.